manau, kad pirmiausia turbūt primetėm savo žaidimą, bet didžiausia problema tai yra atkovoti kamuoliai. Be kamulio negali pabėgti ir ypač tai atsiliepia mums pirmoje pusėje, kada tiksliau jie po mūsų krepšių pasiėmė 13 kamuolių. Ir lyg tai mes gerai apsiginam, tai reikia pabaigti darbą, pasiimti kamuolį ir bėgti į priekį ir mes tą šansą prarandame. Negana to dar jie įmeta, atkovoja kamuolį. Kitas momentas, klaidų per daug. Ir šio pasekoje mes atėjome į galą rungtynių palankesnį Makedonijos komandai, nes jų neslėgė jokia atsakomybė ir kiekvienas metimas gali pakeisti rungtynių baigtį, taip ir atsitiko. Iš tikrųjų mes apsigynėme ir pasiėmėm kamuolį, bet padarėm klaidą, praleidom tritaškį. Mes turėjom progą ir išmetė, manau, kad Simas pakankamai gerą metimą, bet tiesiog nepataikėm. Gale, žinote, jie prieš tai Rusijai pralošė rungtynės tokias, dabar sėkmė atsisuko jiems. Prieš rungtynės akcentavot, kad reikia žaisti greitai ir nesivelti į jų pozicinį puolimą, jiem naudinga, nes jie turi mažiau žaidėjų. Bet buvo šiandien visai kitaip, žaidė daugiau pozicinį. Tai aš jums sakiau, kad dėl to, kad kamuolių nepasiėmė. Kaip gali bėgti greitai, jeigu kamuolio negali pasiėmė? Tai jų 3 centrai pranoko mūsų visą priekinę liniją. Tai ne tik tai centrai. Ne tik centrai. Aišku, Samardžinskis daugiausiai kamuolių pasiėmė, bet kova dėl kamuolio yra visų 5 reikalų. Treneris Šarūnas Jasikevičius sakė, kad prieš rungtynes jau jautė, kad nėra tinkamos koncentracijos. Ar jūs tai jautėte ir kodėl nepavyko įteikti komandos taip įteikti? Nežinau, man atrodė, kad kitaip. Man atrodo, kad mes pasiruošėm ir neblogai ir vakar treniruotėj buvo nebloga koncentracija. Aš manau, kad atsipalaidavimo ir tokio tikėjimo, kad bus lengvos rungtynės, tai nebuvo. Aš šitą pabrėžinėjau ir kalbėjau apie tai. Dabar galima prisigalvoti visko, ką nori. Čia va, aš stoviu, galite dabar kalbėti. Prieš jums. Tai ta Makedonų komanda primena Lietuvą savotiškai tokia alkana, neįvertinta ne pernai. Ar nepanašu? Ne, nepanašu.